kad myliu gamtą, myliu aplinką, čia jau mano tėvų genuose įaugę. Aš atvažiavau iš Raseinių ir ten irgi tvarkiausi, buvo pirmosios vietos prie savo namo. Ir, idėja kilo, kai aš atvažiavau, nusipirkau tą butą ir aš pamačiau, kad čia dilgynės, usnis. Ir tai pirmas dalykas su visais savo daiktais buvo atvažiuotas furgonas su gėlėm ir pradėta tvarkytis. Idėja buvo tokia, kad aš nemoku atskirti, aš esu, man geriau niekur neiti kitur, tik tai į gėlių parduotuvę, į gėlynus, aš bendrai iš gamtoj pasikraunu. Gal galit pasakyti, kaip iš viso kilo idėja rengti konkursą? Nacionalinė pastatų administratorių asociacija, kuri vienyje pastatų administratorius, tame tarpe ir Karoliniškių būstą, sugalvojo labai gražią akciją Mūsų kiemas. Ir tai yra ne pirma mūsų akcija, jinai jau vyksta 2 metai. Pernai mes padarėm seniorams Povilaičio ir Šimulionio gatvės sankryžoje treniruoklius lauko, po to sutvarkėme aikšteles, Viršuliškėse pastatėme vaikų žaidimo aikštelę, po to rengėme balkonų konkursą per Kalėdas, o dabar kiemų konkursą. Tai yra tiesiog gražios šitos akcijos Mūsų kiemas dalis. O kaip vertinate šitą konkursą? Ar daug buvo kiemų, kad galima būtų išrinkti nugalėtoją? Rinkome maždaug iš 10 kiemų. Todėl, kad daugiau jų tiesiog nėra? Todėl, kad dauguma kiemų yra netvarkyti, dėl to, kad tai nėra privati teritorija. Šitą teritoriją prižiūrinti organizacija, kuri yra laimėjusi savivaldybės konkursą. Žemė nėra gyventojų, jinai yra savivaldybės. Tiesiog gyventojai tvarkosi savanoriškai. Вот как вы думаете, это так должны поступать все, которые... Ну, я думаю, конечно. Кто живет, должен свое место, как бы сказать, украшать. Чтобы ему было самому приятно и всем остальным окружающим, проходящим мимо. А вы долго уже занимаетесь таким делом? Да я не знаю, даже я не помню. Был период с самого начала, как заселились, потом, как бы сказать, был перерыв, потому что я уезжала, не жила здесь, 5 лет не жила. Вот. А потом, да, как стало время больше, так стали заниматься. Угу. Ну, здесь сосед одно время со 2-го этажа немножко тоже занимался. Вот. А потом они уехали. Ну и потом уже я начала продолжать, как бы сказать. А сейчас уже, конечно, на пенсии свободного времени больше, так что проще. А как соседи смотрят на ваше... Ну, я не знаю. По-моему, всем нравится. Угу. Спасибо.